naują projektą garaže. Piaggio C. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Norėjau italų klasikos, turim prieš nosį dabar. Ką aš su juo dar tiksliai darysiu, nežinau. Eisim dragus su Delta. Būtent. Kol kas visai toks tvarkingas, aišku, reiks čia rankų pridėti jam. Palei rankenėlės metalinės ir kvadratinį duslintuvą, tai čia gaunas 7-9 metų, tai pats seniausias koks tai gali būti. Sankabinis modelis čia. Nežinau, ar čia geriau už variatorinį, bet Delta geriau vis tiek. Jis ankabinis yra, tai bus toks, koks yra. Variatorių, žinau, gali dėti, bet ten tada reikia reduktorių keisti. Nu, žodžiu, aš tiek nežadu čia žaisti su juo. Tai aišku, neįdalus, o čia į dažai pasilupę, trosai padažyti su flakonu. Čia visokių pabraižymų. Pirmas tuningas bus lempą pakeisti. Čia stikliuko nėra, išdaužtas, išlaužtas, nežinau. Dėsim Deltos lempą. Manau, turėtų ženkliai geriau atrodyti, nes man šitą lempą aplamai nepatinka. Deltos, geriau atrodanti. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Kelk. Tai va, tu galėsi šitą persidėt. O čia su saugikliais, su viskuo. Tu galėsi šitą persidėt tvarkingai. Bet čia pilna purvo, nesandaru. Konstruojam dabar Deltos lempą. Teko tuos gamyklinius nulankstyti. Biški gaila buvo, bet nesvarbu. Tai pridėsim tą lempą ir su tokia plokštelė prisuksim pilnai ir bus normaliai. Padarysim dar, kad šviestų, aišku, ir atrodys jis 10 kartų geriau. Lempa daugmaž vietoj. Aš sakyčiau, geriau atrodo negu ta praeita. Aišku, dabar reikia laidus ją sukišti, kad jin veiktų. Užmontuota pagaliau, viskas šviečia. Tik pastebėta, kad vairas kreivai biški stovi, lyginant su visu. Čia jisai virintas. Nežinau, reiks čia kažką vėliau daryti. Susitvarkyti, nes su kreivu vairu vienkiu nepakilnos, kaip sakom. Turim naują dieną, tai pradedam bako valymą, citrinos rūgšties pripiltą ir visą baką vandeniu pripilsim ir užmerksim su citrinos rūgštim. Visą per naktį, gal net kelias dienas pamirks, turėtų išsivalyti. Čia ant krano šlangų primovėm, neatrodo, kad kažkas leistų, taip ir gerai turėtų būti. Eisiu dabar pedalą susitepti, nes baisiai cypia kaiminė. Čia jeigu matos kiaurai rėmą eina pedalo ašis, tai reikia abu pedalus nusimti, ten įvaras jaučiu yra, bet tos įvaras tai sausos baisiai jaučiu, todėl ir cypia. Pabandysiu dabar parodyti, ant kiek baisiai per ausis einant. Tai va, cypia baisiai. Tai pabandysim pedalą nusimt, įtempė reiks atsilaisvint. Oba. Toks kaištis, kas čia kaip čia pavadinti. Sijomniką reiks imti jaučiu, nes rimtai neina. Galiu tik užkalti arčiau žvaigždės, bet tai to aišku, kad nereikia. Sudėjau sijomniką.
Tai iškart pedalas tiesiog maunas žemėn. O, beveik jau. O va. Reiks sutepti ir čia, kad kitą kartą būtų lengviau nusimti. Dabar reikia padaryti tą patį kitoj pusėje ir galės išsitraukti visą šitą ašį, sutepti įvaras, surinkti atgal ir turėtų nebecypti. Kai nuimi šitą pedalą, yra dar tokia kaip įvara, neįvara, nežinau kaip pavadinti, bet ji neleidžia pedalų ištraukti. Tai ją vat nuimi ir tada gali va prakišti pedalus. Čia taip viskas žiauriai paprastai padaryta. Fainas tas čia, viskas paprasta, lengva. Pedalo šis visa. Tai manau reikia visą apsivalyti, nes purvina yra baisiai čia. Tada va tas įvaras čia susitepsiu, kad nebecipėtų viskas, vaikščiotų sklandžiai. O su drėle nušveičiau visą žvaigždę, visus čia tuos galus, kur aprūdiję buvo. Pedalus irgi apvaliau, visi gražus. Čia va taip apvarom normaliai. Nėra ko gailėt. O, ką gerai sukas. Pedalai on. Sukas gerai. Nieks neatsipia. Aišku, dar reikia grandinę uždėti. Žodžiu, variau duskę užsidėti atgal. Ir bandau va čia tą klempą sukt prie duslintuvo ir žiūriu, kai jis nesisuka. Nesiveržia, ta prasme, nesispaudžia. Tai varžtas privirintas, hamutas prie duslintuvo privirintas. Tos suvirinimus nupjaut ir galės naują varžtą įdėti, nes to jau yra sriegiai nulyginti. Čia dar vat, kur yra tas išmetimas, tai čia buvo visas apsimyžęs tepalo, ir aišku dar daug yra ant cilindro. Tai dabar viskas aišku kodėl, nes net neprisispaudžia duslintuvas. Nu va, šoviau varžtą, normaliai prisukta, dabar va, nekrust, laikos ir nebeturėtų leisti, nes čia prieš tai buvo žiauru visas tepalų nubėgęs. Sprendžiau kompresiją pamatuoti, šiaip dėl įdomumo pažiūrėsim, kokią būklę šitos grupės. Beveik 9 barai, tai zaibys tikrai. Kompresijos iš tikrųjų krenta rodiklė. Čia nedaveržiau gal. Nežinau, 9 barai buvo, tai pohui gerai yra, zaibys. Reiks dabar išsileisti tepalą iš bako, nes yra pripiltas gal litras tepalo, kad neužrūdytų iš po įvalymo. Užsidėsim kuro kraną, tada galės šitos plastikus visus apsidėti, nes kitaip neprieisi prie krano, jeigu užsidėsi. O, blemba, čia su šiukšliam dar tas tepalas bėga lauk. Skanu. Aš dabar versiu link tavęs. Nu tai va, išpilsim tepalą visą seną, tad kraną užsuksim, eisim bandyti užvesti. Tai susirinkau tą kraną. Išvariau test drive'ą padaryti. Gavos taip, kad užsikišo ir kranas, ir šlangos, srutom visokiom, purvo dar, reiškia, liko bakė. Kuro filtras net nebepadėjo, gal net ir karbas užsikišo. Tai reiks viską valyti, bet tai jau bus kitam epizode. Tai ką, dėkui, kad žiūrėjot, susimatom kitą kartą.